Sveiki, pagaliau sulaukėme naujienos augs šilumos siurblys su R290 dujomis. Tai yra naujos kartos monoblokas. O kas viduje, toj pažiūrėsime. Išsiardom. Nuėmus dangtį iš karto pasimatė pakankamai geros spalvos, kas tinka prie visų dizainų namų. Atsižiūrėkim priedų dėžutė. Yra boilerio daviklis, nereikia pirkti atskirai. Pultelio prailginimas matau. Ir dar vienas trumpas pultelio prailginimas. Drenažas. Tiesiog tradicinis purvo gaudyklė. Naujasis pultelis. Naujasis pultelis be abejo yra spalvotas. 18 kalbų. Greitai žadėjo, kad bus lietuvių. Tikrai labai intuityvus. Kitose video apžvelgsim, kaip jį valdyti. Į ką atkreipčiau dėmesį, kad sumažėjo šiek tiek diametrai kaip monobloko. Anksčiau monoblokai būdavo labai išdidinti. Bet aišku, jisai pastorėjo, šilumokaitis paplatėjo, bet dėl išvaizdos mes gaunam mažesnį bloką, kas prie namo tikrai geriau atrodo. Ką, pasižiūrėkim, kas viduje. Kas yra patogu, visas elektros priėjimas yra tik per vieną šitą dangtelį. Nereikia ardyti meistrui papildomų dalių. Mes nuėjame, randame pagrindinę schemą ir visi pajungimai yra tik iš šitos pusės. Kokia elektrinė schema, bet labai patogiai ir aiškiai surašyta. Daug galimų priedų, daug galimų valdymų, nuo saulės, nuo buferio. Jis daug ką gali valdyti su paprastais davikliais. Taigi, pasižiūrėkime. Tradicinis šilumos siurblys su dabar labai populiaria elektrinė schema, kas nesusiję, bet daugumoje siurblių iš tikrųjų labai panašu. Kas dar yra patogu, kad šitą plokštę galima perprogramuoti su USB jungtimi. Sėmam priekinį dangtį. Čia jau džiugina akustinė izoliacija, taip nes kaip gamintojas deklaruoja labai tylus šitas siurblys. Bet ką mes nuėjome pagrindinį dangtį matome, dėl ko jis tylus, dėl to, kad kompresorius įdėtas į dar vieną akustinę dėžę, kaip matėme ten izoliacija, čia jis turi dvigubą izoliaciją su akustinė izoliacija. Šilumokaitis kaip 6 kW jis yra padidintas, dėl ko šitie siurbliai išsiskiria, dėl to, kad jie padidino šilumokaitį, padidino truputį kompresorių ir padidino garintuvą. Viskas labai kompaktiškai, patogiai padaryta, atsivertimas aptarnavimui yra recirkuliacijos siurblys. Labai svarbu, kad jis turi sumontuotą 3 kW teną, didesniuose modeliuose 9 kW tenas, bet jau viskas integruota, turi išsiplėtimo indą. Tai jis realiai paruoštas viskas pajungimui tiesiog prie jūsų šildymo sistemos. Jeigu jūs nemontuojat boilerio, tai jūs namuose turi tik vieną pultelį, o visa kita yra lauke. Štai matome tiesiog, kaip vadinčiau, nuogą šilumos siurblį, naujausią AUX modelį, kurį tikrai negėda parodyti visiems, kas jo viduje, nes kaip ir minėjau, dviguba izoliacija, padidintas šilumokaitis, sparnuotė atnaujinta, didelis garintuvas. Tiesiog viskas padaryta taip, kaip turėtų būti naujausiam šilumos siurblį. Taip jis yra labai super tylus ir kas svarbiausia, nepaminėjau dar ne kartą savo apžvalgoj, kad jo kaina tikrai kaip su R290 šiai dienai jisai bus apie 3,5 tūkstančio eurų. Tai jūs galite turėti pačio naujausios technologijos siurblį su tik tai už 3500 eurų. Ir modelių gausa yra nuo 6 kW iki 16. Ir dar kas labai svarbu, kad šitie siurbliai labai paprastai jungiasi į kaskadas, tai čia gal didesniam projektam po 16 kW mes galim net iki 8 siurblių sujungti, ką gausim net 128 kW galingumo. Tai čia dideliem pastatam viešbučiam tai irgi bus aktualus sprendimas. Mano verdiktas, sakyčiau, 5 žvaigždės iš 5 šitoje kainų kategorijoje, nes tikrai už 3,5 tūkstančio eurų tokios komplektacijos ir su naujausio dujom kol kas mes rinkoje neturim. Tai kol kas tikrai vertas pinigų ir vertas jūsų dėmesio. Plačiau kontaktai apačioje.